Taigi, kovo 4, nuostabus oras, saulė šviečia, kaip neišvažiuoti. Važiuosim šiandien su senoliu. Ką tepaliniai? Tepale, visada tepale. Pilat visur. Visada tepale. Ką tik nuo tepalo. Tai ką? Droną atsimišė. Pradėsim. Pakeitėm tepalą šakėse. Darysim. Super. Tai yra. Matosi įdomu. Gal ir nesimatė. Nu ką, bandom. Čia reikėtų užtėlą padaryti. Reikėtų įsivaksuoti iš tikrųjų. Tepalo. Tepalo, trabotki. Yra. Nu. Eik visas biskį pasvaliok. O. Bajat. Siaubojus. Dar vienas. Dar vieną imsim. Užsidėk akinius. Crazy Frog. Ar ne toks buvo? Buvo. Ką, viskas. Džentelmenas jau. Tai ką? Tas ir yra įdomiausia, kad kai varai turi pasiruošti, o ne šiaip ble. Tokį pirmie su lievu šalmu ant gražaus moco. Nu, taip negražu, taip negerai. Viskas ateityje. Bet jisai pasitaisys. Tarp kitko, šalmą padarė alytiškis Mindaugas. Nu meistras, pažiūrėk, pavimok čia, matai? Užrašai, viskas yra. Tarp kitko, šalmas ne rusiškas, o vokiškas. Panašu, kad lyg tai kažkokių milicijos ar ten ar policijos, kaip jos vadindavo, nes čia yra netgi ausinėm įsidėjimas. Tai va, jeigu reikia, galiu suvesti. Tau reikėjimas. Reikia. Bijau. Bijai? Varom į kurią degalinę? State tavo? Ar jis Statoilą galbūt? Plebo, tai gal ir man taip daryti reikia? Matai, kaip turės spyr paros. Tai bema.
ką, degalinė pasiekta sėkmingai. Vienas šitas, kartu 2,5 litro benzino. Va ir tau paaiškinsiu. Vienas šitas ant 2,5 litro benzino. Tai yra tepalas į benziną. Aš susipyliau 12 litrų. Tai 4,8. O čia visą litrą suvarysim. Ir 10 tai man. Visą tai yra labai ekologiška. Kažkas galvojo, kad šitas vienas visam bakui. Tai hebra tikrai ne. Vienas. Jo. Ranka atidirbta, matai, įlašas po šonu. Jis. Bet nejaudim, vas žinai paskui. Lietuve. Ir 4,8 buvo. Tiek. Aš jau prieėjau, čierką išsitraukia, galvojau, užsveikinsi, tai ne. Viską bakan. Čia. Jiem kamštį, biškį paskilinsiu. Gerai, tu. Dabar gali. Šiaip va šitą siūlyčiau tau. Jo. Nesvarbu, kad jisai neatitinka metų, bet jisai... Gali, aišku, ranką sukeisti. O, aš kaip vienas išmokino gerai. Įlašas. Veltui. Ir kai išventinama į tepalinius, taip pat reikia gerti šito. Dar to nebuvo, bet bus. Ne šito, o šitą tepalą. Tai todėl ir dar nėra nieko. Neišgyvena. Ir yra čia vienas išvažiavimas, litro nėra. Koks dabar procesas vyksta? Procesas maišymo. Maišom. Labai intensyviai maišom. Dar vienas baikeris be motociklo. Tomas, ja. Tai žmonėm iš tikrųjų būna keista matyti, kai kažką tai krato, nesupranta jau. Ypač jau dėja mūsų jaunoji karta. O nežino šitų bairių. Prijomų. Pasiimi ir lyjoji. Kaip tau šakės? Pats? Gerai. Baigiam. Žaidžia berniukai, ką dabar galiu pasakyti. Nuo vaikystės ant medinių arkliukų, dar tik ne mediniai, metaliniai. Jeigu taip žaidė ant moterokės, tai būna vaikučių. Jei kas nežino. Neužsižaiskit. Ką? Eikite! O jeigu... Į tą pusę! Okei, tau ko reikia?
atvažiuoja su šeima, grino aro pakvėpto. Kurva privažiuoja, margių visokių. Kepalinių nevažiuoja. Džiava, džiava. Pabudino? Sveikis. Nu ką, turim trečią rūšį dar, na? Džiava. Mūsų Hebroj seniausias aparatas yra štai ši javukė. 60 metų. Su ja važinėjo Kazimiero tėvukas, varė ir jisai jį paveldėjo. Taip kad mes nei vienas negalim tuo pasigirti. Komplektacija, matau, labai viena. Va. Tepaliniai. Praktiškai naujas. Nieks jame nežuvė. Neturėjo. Daugiausia vaikų nelikė. Kavosim vieną aparatą. Jo, aš ten prisivežiau, bet, net pakalbų čia biškį tik turėjau tos. Nedaug, žinai, tai ten biškį galime viską. Bet ten kokios tada šaibos, ar potrykš, kaip pavyzdys atsileidžiu. Pas tą kartą irgi buvau privyniojęs normaliai ir visi susuko. Ištjaudė viską. Tai jau dar čia išlindo šitas tai... Įrankis va jau įdėtas, Ryte, viskas. ryte prakūriau, tai kvartalę rūką padariau. Jeigu, kad yra, kad greta prašydirbo paskui ginką. Alpinistas atvarė. Na, šai kokį? Aš iš čia galvočiau. Nu, porą kilometrų nuvažiavom, laikas paremontuoti. Jo, aš čia užsiveržė viskas gerai, bet... Tai gal ne tokį, kad tau neužspaudžia, neužstumti. Tada būtų papūnų, klausimų. Įrėtumės. Aš nesu dar nedašilo, kad jis šeštadienį važiuoja. Aš anksčiau, kad važiuosiu, aš draudimas yra, bet šeštadienį ten tam draudimas. Ne, čia Novodievai. Čia jau kažkoks Mitas. naujoviškas. Mitas. Bet tai javos originalai, gal ne? Jo, čia originalas. Čia jo panašiau. Čia panašiau. Bembiukas. Geras pirkinys, labai geras. O tai jeigu tokius karbus, Ieškosiu jums šalmų tikrų, šitie motociklai. Nu nesidera. Nu. Kai kamera žiūrė. Labai jau močiai. Nu, bet tokie būdavo su paralonais. Bet šiaip taip patogu. Bet pavažiuoti patogu. Guma atsileidus, reikia gumą paveršti. Išsitampus, aš jau ten veržiau, reikia trumpinti ją. Ir paskui nėra to kabliuko, matai paskui. A, ir viskas gerai. Ne ta vieta, kad tas... Jo, panašus patas turiu dar dviejus gal dviejus.
atrodo, iš kartelio tau jau tepalą, ima ir ten per žiedus. Žiedai nuėjo. Aš pradėjau jaus, kad man spirdi. O tai kaip įspūdžiai didesnį atstumą nuvažiavo? Ačiū Dievui. Važiuoja. Vėjas labai didelis, labai vėjas. Vėjas sumašė kažkaip. Oi, gerai. Žiedam, tai matymas. Reikia nulupinėti, nes dar nauja. Svarbiausia po vieną juos imti ir lupti. Tau turėtų čia paskui kalbėti. Ir reikia plėti. Kelią. Žiūrėk, jis į koks stiliavimą, matai toks visas. Rembo. Kietekas. Šiaip tai, ta prasme, nešalda, tik kad šalmą kelią. Reikia dar patempa, varai, tai net barzdą patempa. Tai ventiliacija ir po šalmu gal. Visada imdavo mergas geriausias. Tai kam atrodė. Gal neturiu savo kaubojus kubačiaus ir kelnių bananų. Ten buvo. Ir Maikė šitą bandankę. Na? Nu ir techninis aptarnavimas standartiškai. Geriausias atsakymas, man atrodo. Prisiveržė dar, ne? Vis daugiau. Labai. Čia tiek, kad atsileido. Turi būti. Jei daugiau nesiveržė, tai viskas. Turi veikti. Taip ir keliauni, sustoji, dasiverži viską. Praštukus pasitikrinimo. Patempi biškinių. Viskas čia gerai. Žiediniais batais. Tokios bėdos, tai čia žinai. Viskas geriausia. Visame kombi visą. Vaikystėje man kažkas buvo tokio. Bliamba. Aš supratau, kam reikia čia, kad nenukris, tai numaco, kai važiuoji. Tokia gazo duoda. Kai trauka didelė, tai laiko. Vėlų palošė. Nu čia, kad šeimna nenučiuosta. Paskaičiuota. Kimo momentas didelis. Ne šiaip savo. O 5 planetą mačiau su lietykais stovi, žinai. Stabdžiais diskiniais. Iški deficitai tie. Nu, taip. Gal duos arbato. Jei spiegiai jungia, sekančių bėgiai. O ką daryti, kai baigėsi visi? Visi bėgiai. Baigėsi visi Turi bėgiai. greitus ir įsipulsus nesibaigia. Susirgia. Kaip nori. Kaip nori bėgi. Jungi, varai. Panašiai pas mus dar. Gal dar vienas. Ja, aš ir vis paviršęs pasitikrinu, ar dar yra Aš irgi dar. Pas mane 5 ir tai 6 kiek kartų jungiu. Nes įprotis yra. Kuo daugiau yra, tuo daugiau reikia. Na, varščių paskirtavo Irmantai smagiai. Jo, važiuoja. Gerai. Gazą jau reaguoja gerai. Nu, žinai, su kuo lyginsi, lyginė su vanhųjų purškimu. O kaip su pirmu bėga? Pusė velnio, žinai, pripratau pajudint pradžią ir viskas. Tokie buvo kalniukai geri ir kažkas tai pamiršo jų kamerą. Tai. O, Lietuva. Kiek? Nežinau net nei kiek, bet neduoda. 2 cilindrė, 250. nepardavinėja?
Jei parduos, tai duosim, žinot. Gerai. Tai aš. Dėžiai, ten tokie. Seniai. Nu, tai buvo. Kaip dėžiai? Prašiau. Dėžiai, duonami tokie nupirta, vėl nežinau, kada prieš 40 metų. O tai gal numerį turi? Turi numerį? Ne. Kur? To žmogaus. Kokiam kaimui? Labai dažnai atsiranda tokių, kad oi, ten pas tą ir tą yra, karoči, tas ir tas, ir blėt, ir tada skaitų, varom. Ai, tai, karoči. Patys žinos, kaip būna. Čia yra Dzūkijos jūra. Kas, jeigu nežinot jūros, tai čia yra Metelys. Iškiras. Ledo ir Paduoti. Dūmina po vandenį. Visi, tas galinis labiausiai palinksta. Labiškai reikia nuo saulės ir tada 3, 2, 1. Na, negaliu žiūrėti tą pusę. Ai, dar iš kitos pusės. Saulė. Ne, nebus. Tai dabar vaizdelis. Oi. Grožio konkursą. Grožio. Reikia visi prisimenti. Man tai egas tai kaip iš tų laikų toks, tie kai būna tokie rockeriai, tokie žinai, dar rakeris susirado, tai toks rockerskas. Toks, ne. Girkit. Turi spindėti. Vidurinio varianto. Tada, sakau, ardiečių čia nedapo svarstymų, tai paskui komisijos nariai įsigėlė ir kad sako, čia valom. Negalvau bėgi, ir mūsų to bėgi. Jo, Darius ir man prižadėjo batus. Bet plauks, kai neturėjome čia. Ko? Tai va, jau šiandien sprendžiam, kur toliau judėsim, ką darysim. Tai sugalvojom, kad kovo pabaigoje darysim atidarymą oficialų. Su baliais, kaip visada, su tom kaip šoka ant stripų. Tai... Kuris šoks? Nusliuok. Ai, Žemynin aukštyn nesu. tai va. Aišku, pranešim, kur? Greičiausiai, kad Marijampolėj. Pauliau, ruoškite. Žinokitės. Jo, žinokitės. Žmonės Marijampolėj. Jo. Važiavom į Dariaus ūkį. Žiūrėt, ką čia darosi. Neškis. Neškis. Tai kaip Egidijau, sakė ten Hebra, kad šūdas nevažiuoja ir taip toliau. Važiuoja, dreba viskas. Birzgė kaip reikalas. Meta dūmą, ar dar ir nemeta. Jau dabar nemeta dūmo. Išsispjaudė ir dabar jau nemeta. Tai va.
Tai va, gali ir ryžiai važiuoja. Važiuoja, važiavo ir važiuoja. Svarbiausia yra nesmaugti ir leisti jam važiuoti jam patogiu greičiu. Kažkas pasiklydo. Stabdžius suspaudžiau, blemba, nestoja čiagi, ne šitą. Prie žiedą biški buvo įtampėlės, ne? Stabdžius. Jau mačiau, kad šona jinai. Su pušonan biskį, bet... Ne, tai jisai sustabo, tai tik tikėsi, kad biški stabdys iš tikrųjų. Nu, ja. Ką radot? Laštas iš kur atsirado. Iš kažkur atsirado, bet ne jo. Tikrai ne jo. Kažkas gal indėjo, pavažiai laštas tavo atvyko. Nu, kelionė atlaikė. Tai žinok, 100 kilometrų yra, kaip sakei, kad neįveiksi. Su tom 100. Ir nežinom, ar yra tepalo. Nežiūrėjom niekas. Regimantai, kodėl nepažiūrėjai tepalo? Nu, Blem, Regimantas. O tai Regimantas. viską sužiūrėjo, va tepo. O tepalo ne. Kas svarbiausia. Viskas, o važiuota tada. Reikėjo.